Tai buvo butas, kuris nebuvo patrauklus. Mano mėgstamiausias gal, ne, tai uošvis kambariukas, viena brangiausių patalpų, ne? Klaidas, problemas, kliūtis, su kuriuo mes susidūrim. Na ką, atvykom į mūsų investicinį objektą ir einam papasakosim plačiau, ką mes čia jame nuveikėm. Šitą objektą nupirkom prieš 5 mėnesius Kaune, Partizanų gatvėje, Partizanų pradžioje, jeigu kas nors geriau žino, tai yra mūrinis namas. Yra realiai 9 aukštai, bet tai eina pusiniais aukštais, tai kaip ir skaitus jisai 9 aukšte, bet virš mūsų dar yra vienas butas. Tai nėra viršutinis butas. Kas pliusas buvo perkant, tai buvo, kad tai yra mūrinis namas, kas reiškia, kad galima vidaus sienas visas praktiškai stumdyti kaip tik nori. Antras dalykas buvo gera kaina, kurią irgi pavyko nusiderėti, tai vėliau papasakosim, kaip tai padarėm. Ir trečias dalykas galbūt buvo, kad tai buvo butas, kuris nebuvo patrauklus ir niekas jį nenorėjo žiūrėti, dėl to mes jį irgi nusprendėm, kad bus ką iš jo padaryti. O kad jis buvo nepatrauklus, jūs tikrai pamatysit, nes mes pasidalinsim jo nuotraukom, kaip jis atrodė prieš tai. Tai va, tai ką, judam į mūsų pagrindinį kambarį, kuris labiausiai pasikeitė, ar ne? Pagrindinis dalykas, kuris buvo padarytas šiame objekte, tai mes nupirkom 2 kambarių butą, 48 kvadratų ir pagrindinė pridėtinė vertė, kurią mes atlikome, padarėme, tai yra iš 2 kambarių padarėm 3 kambarius. Tai labiausiai pasikeitęs kambarys yra šis. Mes dabar stovim virtuvėje, tai va, čia man galite pamatyti, kaip atrodė prieš tai šitas kambarys, kaip atrodė šita virtuvė. Ir dabar čia turim 9 kvadratų kambarį, kurį palikom žmonėmis rengti taip, kaip jie norės. Ar vaikų kambarys, ar darbo kambarys. Pagrindinis dalykas, ką padarėm, tai šitoje vietoje buvo virtuvė. Jie visiškai panaikinom stovus, kurie buvo stovus paslėpėm sienoje ir pravedėm realiai į kitą pusę sienos. Tai jo, grindim, žodžiu, realiai visa komunikacija ėjo grindim į kitą kambarį ir būtent tenai po to pamatysim, kaip atrodo dabar. Tai kitas dalykas, ką dar galima papasakot, kaip perdarėm patį butą, tai šitoje vietoje matot sieną, realiai šitoje vietoje buvo 3 durys. Papasakok, kas buvo per durys. Mano mėgstamiausias gal, ne, tai uošvis kambariukas. Tavo, ne? Mano mėgstamiausias tamsus kambariukas, tai mes nusprendėm, kad tikrai jo nereikia, tai užbetonavom angą tiesiog, tada sujungėm dušo kabiną su tualetu, nes buvo atskiros patalpos, kas irgi nėra protinga gal palikti tą 2 atskiras kapsulės, nes iš investicinės pusės tai reikia 2 durų, tada erdvė realiai sumažėja, tai toks tiesiog yra daug paprasčiau išgriauti ir turime daugiau erdvės. Tai va būtent iš to tamsaus kambariuko padarėm spintą sieninę miegamajam, tai gavosi tobulų dydžio realiai spinta, tai irgi. Čia buvo irgi siena realiai per visą iki pačio galo. Tai šitą sieną visą išardėm ir atvėrėm nišą, į kurią sutalpinom spintą. Dar ką galima paminėti, kad spintos buvo specialiai užsakytos iš baldininko, nes kad rasti idealiai atitinkančią pagal angą, manau, būtų super sudėtinga. O tai padarius, tai turim tobulai tilpusias duris, kur atrodo labai fainai. Mūsų pagrindinis tikslas yra įrengti objektus su pilnais baldais, su kiek įmanoma maksimaliai, galbūt, ko dar nedarom, tai gal pabrėžiu, dar nedarom, tai nerenginėjom su indais ir ten šakutėmis sakiom, bet pagrindinis mūsų tikslas yra įrengti su baldais, buitinė technika ir panašiai, tam, kad žmogus ateitų ir galėtų iš karto gyventi, nusipirkti, pasimti būstą galbūt paskolą ir nereiktų jam ten po to dar sukti galvos, kokią čia lovą įsirinkti, kas čia ją atveš, kas ją surinks ir panašiai. Tai tiesiog pagrindinis dalykas yra palengvinti žmogaus gyvenimą ir kad jam nereiktų sukti papildomai galvos. Tai čia... Iš asmeninės, profesinės pusės irgi, kaip pardavinėjau ir senos statybos butus, labai dažnai žmonės ateina ir irgi pradeda kalbėti, kad čia remonto kaštai dideli, nežinau nuo ko pradėti, ilgai užtruks, nieko nesupranta ir daug baimių. Tai kas liečia kaip produktą patį, tai įrengtas butas jis visą laiką bus patrauklesnis žmogui,
nes jau ateina tokie laikai, kai žmonės nebenori būti visų galų meistrai, nori ateiti į butą, atsinešti lagaminus ir gyventi. Nu, o mūsų darbas sukurti tokį produktą, tai tą mes čia ir darom. Kas dar buvo padaryti objektai, tai prieš tai buvo čia medinis langas, tai irgi darėme pagal užsakymą visą šitą stiklo paketą dėjo. Tai vienas iš dalykų, ko irgi pakankamai ilgai reikėjo laukti, apie mėnesį laiko maždaug padarys, tai vat irgi planuojant terminus yra labai svarbu įsivertinti tokius dalykus kaip durys, langai ir kas dar, toks, kas daugiausiai, ir baldai, realiai irgi kas suvalgo šiaip pakankamai daug laiko. Nes šitą objektą planavom įrengti per 2 mėnesius, o gavosi 4,5. Kažkas tokio. Tai va, tai realiai pakeistas naujas langas, taip pat irgi dar tada, kai mes nupirkom, tai ten buvo maždaug rudens pradžia, tai dar spėjom ką padaryti, tai pakeisti žmonėm radiatorius, nes... Buvo ant savaičių. Jo, ir labai daug spaudimo gavom iš buto pirmininko, kad paskubėtume, nes tuoj prasidės šildymo sezonas, o kas nežinot, šildymo sezono metu negalima keisti radiatorių. Tai va, tai vienas iš privalumų, kas dar būtent šitam butui pasisekė. Einam tada į pagrindinį kambarį, kur daugiausia reikėjo techninių sprendimų, išmąstymų, pamąstymų. Tai dar vieną dalyką reikia pabrėžti, manau, irgi žmonėm, kad žinotų, kad ne patys čia mes viską sugalvojom, ar ne? Netokie mes esam, netokie jau sumanus. Tai šitas objektas buvo įrenginėjamas su dizainerė, tai iš karto nusprendėm samdyti dizainerę, nes tikrai mūsų nuomonė tai yra svarbi investicija, nes jeigu jos nėra, tai gali kainuoti daug brangiau viską pasidaryti. Tai dizaineriai mums padėjo su visais sprendiniais ir jeigu samdo dizainerę, nebūtinai bus viskas labai tikslu. Tai realiai kas kainavo irgi kaštų, tai 4 kartus reikėjo razitę stumdyti iš vienos vietos į kitą, nes buvo netinkamai tiesiog suplanuota. Tai va čia irgi tokie maži dalykai, kurie po to gali kainuoti. Kaip sakoma, duot žmogui laisvę, bet tuo pačiu ir kontroliuoti. Jo, tai nebūkit visiškai įsitikinę, kad pasamdo dizainerį, jinai viską už jūs padaro, suderina su meistrais. Tai gal kažkur taip yra, bet mano nuomonė, čia reikia daugiau patirties ir tiesiog procesų valdymo tame. Tai va, tai tu gal papasakok plačiau būtent apie virtuvės sprendinius visus, nes... Tai va, virtuvė pati, pirmas dalykas, ką nusprendėm, tai panaikinti šitą nišą. Čia durys buvo, jo. Čia durys buvo, per kurias irgi mes padarėm, kad realiai įėjimas būtų daug erdvesnis ir atrodytų, kad vietos daug daugiau. Nebūtų taip uždara viskas ir suspausta. Antras dalykas, su kuriuo labai stipriai irgi vargom, tai buvo kokio dydžio virtuvę daryti. Tai va šitoj vietoje vėl pasitarnavo mūsų baldininkas, kuris padėjo išspręsti labai daug klausimų ir padarė tą virtuvę tobulą, kas liečia dydį, nes pradžioj buvo realiai mes šitoj vietoje net kėdes statėmės ir žiūrėjomės, kaip patogu bus praeiti. Ir tas praėjimas gavosi tikrai komfortabilus ir labai lengva praeiti ir visiškai nesijaučia kažkokio diskomforto, kad kažkas trukdo ir nepatogu. Jo, ir tu dar vieną labai svarbų dalyką paminėjai, žinai, apie pačią tą virtuvę, apie baldininką. Tai paminėti reikėtų, kad apskritai visus spintos, virtuvinės, tiesiog samdėme individualiai baldininką, kuris ir suprojektavo, išsimatavo ir sutvėrė, surinko pagal užsakymą mum virtuvę. Tai šiaip dar vieną dalyką norėčiau irgi pabrėžti, tai va tie, kurie galbūt galvoja, planuoja irgi kažkokį tai investicinį objektą daryti, savo galbūt daryti ir panašiai, tai įsivertinom, palyginom labiau galbūt, kiek būtų kainavę mum pirkti surinktą virtuvę iš parduotuvės ir būtent individualų sprendimą pas meistrą, kuris atvažiavo, įsimatavo, pasidarė projektą ir pagamino mum baldus. Tai labai nežymus skirtumas, bet kokybės atžvilgiu tai yra tikrai daug geresnė kokybė, mano nuomonė. Ir individualus pasirinkimas, tai mums padarė spinteles vienos spalvos, apatinę dalį kitos spalvos, tai tokių tikrai labai fainų sprendimų buvo padaryta. Tai va, tai jeigu galvojat, kad pigiau surinkta, ne visai. Ok, tai kas dar iš sprendimo tokių buvo padaryta, tai gal nori pakomentuoti, kodėl nusprendėm ne gipso lubas tiek, o įtempiamas lubas? Čia gal tu daugiau domėjęs iš toj pusėje, bet manau pagrindinis dalykas tai yra greitis ir kaina. Čia yra 2 pagrindiniai dalykai, kurie ir nulėmė sprendimą ir manau jis labai
paprastas buvo, ar daug svarstymų nebuvo? 2 dienas, realiai, mums lubas darė. Nu ir tai ten, antrą dieną buvo tik taip užbaigimo darbai. Tai realiai tikrai turim savo meistrą, kuris jau su kuriuo susidirbę esam, atvažiuoja, įtempia, padaro ir kaina ir vat, būtent tas greitis, tai yra esminis dalykas. Domėjasi, pavyzdžiui, kiek gipsas būtų kainavęs? Gipsas, jo, tiksliai nepamenu skaičių, bet šitam objektui maždaug skirtumas būtų apie 600-700 galbūt eurų. Tai 40-50%. Kažkas to. Brangiau. Jo, 1% pigiau įdėti gipso plokštės. Tai realiai pats gipsas iš savęs ten jisai, nėra, kad kaina skirtumas būtų didžiulis, bet esminis dalykas tai yra apdirbimo darbai, po to susideda ten tas gipsas ir jį reikia apdirbti. Va, čia Aš girdėjau labai įdomų faktą su įtempiamom lubom, kad praktiškai tu gali atsisėsti ant jų ir vis tiek neiškrisi, neišplyši. Tai ir labai geras dalykas, jeigu kaimynai užlietų, tai butą, tai tu pirmą ant lubų pamatytum, o ne ant grindų. Tai reiškia, išsaugotum savo turtą, o čia liktų, tiesiog kabėt tas vanduo, kurį galėtum po to kažkaip tais. Jo. Šiaip jūsų nuomonės irgi įdomios, pakomentuokit irgi vaizdo įrašę apačioj, būtent kokios jūsų nuomonės apie įtempiamas lubas ir būtent apie gipso plokštės. Bet kalba eina apie investicinį objektą. Nu ką, ir mūsų paskutinė galbūt patalpa, kurią dar irgi galim šiek tiek pakomentuoti, irgi kokius sprendimus darėm, tai vat, ką mes čia padarėm, ką mes čia įrengėm ir kodėl taip nusprendėm. Tai viena brangiausių patalpų, ar ne? Tai dėjo matematiką, darėm ir sakėm, čia auksinis taškas. Auksinis tualetas. Auksinis tualetas. Jo, tai realiai, kodėl mums išbrango būtent šitas sandmazgas, tai pagrindinė viena priežastis, kad norėjom padaryti kokybiškai ir antras dalykas norėjom, kad padaryti pridėtinių verčių, kuriuos mūsų nuomonė pirkėjas tikrai vertins. Tai vėlgi pasitelkėm baldininką, kuris padarė spinteles, padarė kriauklės spintelę papildomai. Tai šitoj patalpoje realiai buvo 2 atskiros patalpos. Prieš tai buvo vienos durys į tualetą, kitos durys buvo į vonią. Tai mes atskyrėm pertvarą, ją realiai panaikinom, taip realiai prasiplėtė kvadratai, atsivėrė patalpa. Ir kas dar buvo, tai šitą angą mes irgi, kadangi buvo durys vienoje pusėje ir kitoje, tai reikėjo padaryti tas duris dabar centruotai, kad galėtume vienoje pusėje sutalpinti skalbyklę, o kitoje pusėje gyvatuką. Tai gyvatuką irgi be abejo reikėjo perkelti į kitą pusę, nes tai buvo šitoj pusėje. Tai va čia irgi vienas iš tokių sprendinių, kur irgi dauguma žmonių neranda sprendinių, būtent kaip galima į tą gyvatuką perkelti į kitą pusę, tai tikrai sprendinių yra šiandienai. Tai vienas iš mūsų buvo, tai vat, būtent pratęsėm vamzdyną, vienas lubom, kitas grindimėjo. Tai... Aš dar atsimenu labai vieną juokingą momentą, kai atėjau, kai buvo šitos durys išgriautos, ateinu ir matau, kad šalia šitų durų dar vienas plyšys stovi. Ir pasiklausiu šito darbininko, kas čia nutiko. Tai sako, man čia viršininkas, ten jo, iš ko užsakym, liepė kažkaip, tai jam taip pasirodė. Tai būtume netyčia turėję antras duris, bet ačiū Dievui, laiku pamačiau ir sutvarkė šitą kliūrą. Taip, skirtai šitą sieną, manau, turi daugiausiai istorijų. Čia viena iš tų sienų, kur realiai čia yra nauja siena padaryta. Tai galvojom, kad iš pradžių ten užmūrinsim, gavosi, kad buvo kažkas pradėję papildomai griauti tą sieną, tada reikėjo vėl užmūrinti, tada gavosi, kad duris reikėjo slinkti, ir tokių visokių įdomių istorijų. Tai dar su durim irgi labai gera pamoka mums, tiek ir jūs pasimokykit, tai prieš visas apdailas ir visus ten dažymus, glaistymus pasimatuokit durų staktą arba savo meistrų paprašykit, kad tą padarytų, nes mūsų buvo problema, kad mūsų meistras mūsų neįspėjo ir mes buvom labai ramus, kad tiesiog paimsim standartinės duris, įdėsim ir viskas bus gerai. Nuvažiavom pas durininkus, atvažiavo įsimatuot, sako, tai kad jūsų staktas, sako, per žema, tai reikia pagal užsakymą daryti duris, tai šis sprendimas būtų mums kainavęs apie 3 mėnesius laiko, mes tiek negalėjom laukti, nes laikas yra brangiausias turtas, tai ką mes darėm, tai tiesiog pjovėm papildomą angą, ne angą, tiesiog platinom angą ir platinom mes ją tada, kai jau buvo padaryta apdaila. Tai buvo labai neprotingas sprendimas, bet iš nežinojimo
būtent tokią kliurką padarėm. Tai va. Nu jo, čia tik tas faktas, kad mes nesam profesionalai ir mes dėl to samdom profesionalus, iš kurių tikimės, kad bus pasakyti tokie niuansai. Ir, nu tai, kaip sakyti, kiekvienas objektas yra pamoka, iš kurios mokomės ir tų klaidų stengiamės nebekartoti. Manau, dar irgi būtų žiūrovom įdomu išgirsti iš mūsų apie klaidas, problemas, kliūtis, su kuriuo mes susidūrėm. Tai pat klausimas tau, kokia yra didžiausia, labiausiai įsimintina problema, klaida, su kuria reikėjo spręsti šitam objektui? Pirma mintis, man atrodo, kyla man į galvą, kad ne kažkokios čia, kad padarė tas klaidas ar dar kažką. Tai pirma mintis tai buvo nemokėjimas palaikyti tvarkos ir švaros tiek objekte, tiek po savęs iš darbininkų pusės. Tai čia tikriausiai daugiausiai susilaukiau skambučių ir nervų priepuolių, kada darbininkai po savęs, kada dar čia nebuvo viskas taip švaru, kada pilna dulkių buvo, pilna grūzo visokio ir po savęs tiesiai eina per kalidorių. Kalidorius visas baltas, liftas visas suvarytas, pirmininkas skambina, sako, keisit liftą, žodžiu, per naują visą. Nu tai ir tas kasdieninis važiavimas, bandymas tvarkyti visus šitus problemas, kalbėjimas su kaimynais, bandymas nuraminti juos, nes aš puikiai suprantu, aš irgi nenorėčiau išėjęs iš savo kambario pamatyti laiptinį visą baltą ir visas tas ginešasi pastoviai būtų. Tai čia yra, manau, labai natūralu. Žinau, gal jūs turėsit kažkokių patarimų, kaip susitvarkyti su tais darbininkais, kad išauklėti juos, palaikyti švarą ir tvarką po savęs. Aš taip pat irgi pamenu, gal skaudžiausia, pačioj pradžioje atrodė, kad skaudžiausia iš investicinės pusės klaida, kurią būtent padarėm, ir tai nebuvo su objekto darbais, o būtent su pirkimo procesu. Tai iš nepatirties, galim taip pavadinti, nors ne pirmą objektą vystom, darom, įrenginėjom, bet pirmą kartą nepasidarėm skaitiklių suderinimo akto ir labai nudegėm, sąlyginai nudegėm, taip galim pavadinti. Tai sudeklaravom mokesčius, ten praėjo gal kokį 2 mėnesiai, aš kažkaip ten prisėdau, savo reikia mokesčius susimokėti, kad nepareitų skolų, ir paaiškėjo faktas, kad buvo nedeklaruota 80 kubų vandens. Ir ką tai reiškia finansiškai, tai mums parėjo apie 400 eurų sąskaita. Tai buvo nemalonu pamatyti tą sąskaitą, atsimenu, aš ta prasme pasižiūrėjau ir net nesupratau. Skambinu, sakau, mes nei lašos vandens neišvaikos, butas remontuose. Skaitikliai gal net iš vis išimti dar kilometrų. Tuo metu buvo skaitikliai išimti, aš ten nusifotografavau ten iš tų skaitiklių ir panašiai. Sako, tai atsiųskit suderinimo aktą. Nu ir sėdėm, jau mes jo neturim. Tai, žodžiu, tai istorija tokia, kad objektas turėjo skolų, žmogus, aišku, ten susimokėjo, visą kitą. Bet įsprendėme šitą problemą, susisiekėm su pardavėju, pasikalbėjom, pripažino, kad taip yra, čia mūsų abiejų klaidos ir panašiai, ir tiesiog įsisprendėm šitą problemą. Iš profesinės pusės aš galiu pakomentuoti tokią situaciją, kad realiai notariškai, kai pasirašinėjai pirkimo pardavimo sutartį, tai yra punktas, kurio nurodoma, kad pardavėjas iki notarinio sandoriaus turi būti pilnai atsiskaitęs visus komunalinius mokesčius, su bendryje atsiskaitęs. Ir per 10 darbo dienų jisai turi išsiregistruoti, o naujas savininkas prisiregistruoti prie komunalinių paslaugų. Tai mes to nežinojom. Mūsų klaida gal buvo, kad mes neprisiregistravom per tą 10 dienų. Nes jeigu būtumėm prisiregistravę per 10 dienų, tai būtų automatiškai paskaičiavę, kad tai yra seno savininko nedarašyti mokesčiai. Tai nevilkinkit, nes šiaip labai nuobodus darbas, mėgstu tą pasilikti, tai tiek ir kituose objektuose būdavo pasilieku ten prieš pardavimą objekto, ten susitvarkyti, nes tikrai yra reikalų ten susiregistruoti visur ir panašiai. Tai va. Šiaip mano dar viena irgi kritinė, manau, tokia, nežinau, klaida arba pamoka, kurią galite ir jūs išmokti iš šitos situacijos, tai meistrai. Tikrai atsirinkit gerus meistrus, ieškokit rekomendacijų, ieškokit pažinčių, kas gali patikimų žmonės rekomenduoti, nes tikrai teko susidurti su nekompetentingais meistrais, teko perdarinėti darbą, pavyzdžiui, galim papasakoti apie mūsų tapetų istoriją. Tai būtent miegamajam tapetavom sieną ir davėm meistrui, kuris sako, jo, aš tapetuosiu. Tai atvažiuojam,
Mes net ne meistrai išsigandom pamatę tarpus. Jis ir pats išsigando. Jo, jisai sako, mes gražinsim, sako, pinigus. Jūs, sako, susiraskit kitą žmogų, kuris iš tapetos, nes aš nelabai moku. Nors iš pradžių sako, jo, duokit, padarysim, viskas bus gerai. Tai vėlgi, ką labai svarbu suvokti, tai viskas ok, ten pinigus gražins, nieko ne problema, bet laikas. Tai va čia, kas lėmė, tokios smulkmenos 1, 3, 4 vietoj, kad susidėjo savaitę vienur, savaitę antroje vietoje ir čia gal patarimą duočiau, kad kai rekomenduoja meistrus, tai imkit rekomendacijas ne iš kitų meistrų, o imkit iš žmonių, kuriem darė tuos darbus. Jo. Nes meistrai kartais rekomenduoja tiesiog savo draugus, kurie nebūtinai yra geri meistrai. Tai va, tai čia realiai pagrindas, galbūt ką mes čia nuveikėm. Ir iš tikrųjų tikrai labai dėkingi esam investuotojam, žmonėms, su kuriais mes būtent šitos objektus įgyvendinam, darom, dėkingi esam ir geriem tiem meistram, kurie tikrai deda pastangas, kad padaryti greičiau ir kokybiškiau. Tai va, o ką, galime eiti prie skaičių, įdomiausia dalis, tai yra pasidalinsim iš tikrųjų, kiek apskritai, už kiek nupirkom, kiek išleidom ir būtent kam tie pinigai išėjo, tai vat, būtent norėsim ir jūsų patarimų, gal matot, kur galima sutaupyti. Kas mums kiek kainavo, nėra jaučių baldų iš vienos kažkokios parduotuvės objektus įrenginėjom su investuotojais. Būtas iš tikrųjų buvo labai prastos būklės. Mums pavyko šį objektą nupirkti už